Sveikos, sveikos mergaitės. Dabar siuvu pamušalą rankiniai. Ir parodysiu, kaip siūti kišenes. Kišenės labai patogios. Dabar kaip aš darau? Aš siuvu po vieną pusę. Aš iš pradžių prisiuvu kantelį prie vienos pusės. Reiškia tos būsimos kišenės viršaus. Po to uždengsiu kitą pusę ir pravažiuosiu dar kartą. Man taip gražiau gaunasi. Aišku, jeigu kažkam reikia labai skubiai, aš nežinau, labai mėgsta greitai ir negaišti laiko, tai galima iš karto sudėti pyragą, reiškia kantelį. Va taip į vidų dedam kantelį ir uždengiam ir kojelė remsis į jį ir bus tiesi graži siūlė. O paskui uždarysim šonus. Ir kai kantelis jau yra prisiūtas, jisai tvirtai stovi ir daug lengviau yra siūti. Galim iš tos pusės siūti, nes vis tiek kojelė remsis į tą virvelę ir bus tiesi siūlė. Na štai. Ir kišenė jau paruošta. Vienam šone palikau tarpelį, kuriam čia va, palikau tarpelį, per tą tarpelį išverčiau, šonus uždariau ir štai kaip atrodo tas kantelis ir jisai yra gan kietas. Aišku, čia viskas išsilygins ir bus tada, va. Bet esmė tame, kad dabar kišenė jau yra daug tvirtesnė. Jinai tokia jau vat stovinti. Galima čia dar ant viršaus prasiūti, jeigu labai noras būtų. Tiesiog, kad dar tokio tvirtumo. Va. O tą tarpelį aš net neužsiūsiu, nes kai kišenė prisisiūs prie pamušalo, čia va taip į kraštelį ir viskas užsisiūs, man nereikia net jo užsiūti. Nu ir va, ir tai tokia kišenė paruošta.